Aplinkos apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia, kad paprastai nauji aplinkosauginiai reikalavimai priimami tuomet, kai atsitinka kažkokia didelė nelaimė. Tuo tarpu teisės aktų aplinkosaugos srityje tikslas turėtų būti ne tik reaguoti, bet visų pirma prevencija užkertant kelią tokioms nelaimėms. Ateityje turime žengti dar toliau ir taikinti taip vadinamą atsargumo principą. Šiandien svarstoma direktyva kaip tik tam ir skirta, kad teisiniai reikalavimai būtų suderinti su technologiniu progresu. Deja, tenka tik apgailestauti, jog nesame pakankamai ambicingi ir kol kas tik vejamės realybę. Štai pavyzdžiui, angliavandenilių žvalgymo bei gavybos atviroje jūroje bei transportavimo veiklos kol kas nėra įtrauktos į direktyvos reguliavimo sferą. Juk turbūt nėra didelio skirtumo, ar tanklaivyje yra transportuojama nafta ar dujos, ar, tarkim, amoniakas. Atsitikus nelaimiai, žala yra bet kokiu atveju didelė. Bet labai džiugu dėl Orhuso konvencijos nuostatų inkorporavimo į šitą dokumentą. Piliečiai, mano galva, turi teisę gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus. Ir tikiu, kad visa tai užtikrins aukštą aplinkosaugos lygį. Svarbu, kad piliečiai gautų informaciją apie veiksmus ištikus galimai avarijai, kad gautų informaciją apie objektų tikrinimo datą. Ir mano didelis sveikinimai pranešėjui Adriui, kuris, manau, padarė didelį darbą ir sėkmės prezidentaujant Vengrijai.